Ankstesnėse dalyse mes pervažiavome visą centrinę Europą, daugiausia laiko praleisdami istorinėse Vengrijos karalystės žemėse. Grožėjomės didingais jos miestais, maudėmės geoterminiuose vandenyse, landžiojome urvuose ir šachtose, bei nepraleidome progos paragauti vietinės kulinarijos šedevrų. Bet štai kirtę kalnus kartu su Dunojaus upe, pro didinguosius geležinius vartus, saugojusius Vidurio Europą nuo Azijos klajoklių užkariavimų, pasukome laukinių Dunojaus žemupio stepių link ir taip įvažiavome į jau tikruosius Balkanus. Taigi taip, po truputį toldami nuo Karpatų kalnų, toliau dar kiek pavažiavome palei Dunojų, pietinėmis Rumunijos lygumomis. Why would you do that? Samtai mikroautobusą, kad nusivežtum Volkswageną kažkur tai. Čia ne jūra, čia Dunojus. Tikrai Dunojus kaip stiklas, kaip ežeras atrodo. Na, šį darys lygiai. Dabar jau čia pietų Rumunijos lygumos. Ten biškį kalvų matosi. O taip tai lygu. Nors vis dar buvome Rumunijoje, tačiau kraštovaizdis, o ypač jos miesteliai, aiškiai rodė, kad šio krašto istorija nebe ta pati, kaip iki šiol anapus Karpatų kalnų. Juk mes įvažiuojame į teritorijas, kurios paskutinius 500 metų buvo turkų Osmanų imperijos įtakoje. Dėl to šiuose kraštuose matysime daugiau rytietiškos kultūros elementų. Taip ir važiuojam link Bulgarijos. Su siena nesugebė susitvarkyti, Taip, turiu. Žiūrėt, išlipinėjai. Passes overseas, brings a ghost to his knees.
kas bus ir kitoj pusėje, jau ves kiti. Ir jiems, žinau, niekas matas. Raštas toks. Nu va, Bulgarija. Valio! Taip svajojama atvažiuoti į Bulgariją. Nu, Čia va, greitis tavo matai rašo. aš tikrai ne šiam 2 važiuoju, biškį daugiau šiam. Taigi taip džiaugsmingai įvažiavome į paskutinę šalį mus skiriančią nuo kelionės tikslo. Nors Bulgarija šiomis dienomis yra žinoma kaip skurdžiausia ES šalis, bei kraštas labiausiai nukentėjęs nuo ekonominės migracijos, ką mes iš karto pastebėjome iš apytuščių gyvenviečių. Nu, kaip čia Bulgarija atrodo. Rūkstanti. Tai baisiai lyja? Ne, rūkstanti. Čia jau nieks nebelyja, visai beveik. Jėga tvorų mažiau negu Rumunijoje. Tai čia aišku miestelis rimtas. Ir dar langų ne visi išbarškyti yra vantaškai. Bet čia pas jų dar namų spalvotai dažyti man jos netėjo. Café Royal. Royal, čia net. Nieko nekomentuosiu. Geresnė negu gal kur mes kaip Budapešte valgėm ten. Nu. O čia jau centras tikriausiai pagal pastatus. Žiūrėk. O, žmonių yra. Evrosajūzas net buvo nupieštas. Nepaisant savų trūkumų, Bulgarija yra nuostabi šalis nuotykių ieškotojams. Šalis ypač turtinga savo istorija ir gamtos įvairovė. Ir nors tik pravažiuodami, bet mes pasistengėme pamatyti kuo įvairesnių šios šalies pusių. Bulgarijai su 50 lievų ir dėduku atvažiavom pagaliau. Bulgarija. Mašina, viena mašina, 2 ir fortas. Forto vartai, o ten turėtų būti pilis, bet rūkas ir nesimato, aišku, nes mes dangui. Mūsų pirmas sustojimas Bulgarijoje buvo Belogračiko miestelyje, garsėjančiame smiltainio ir konglomerato uolomis, tarsi pirštai kyšančiose kalnų papėdėje, bei tarp tų uolų įsprausta tvirtovė, čia stovinčia dar nuo romėnų laikų, bet vėliau naudota ir plėsta dar bizantiečių, bulgarų ir turkų. Deja, su orais vėl nelabai pasisekė, ypač dėl prastų panoraminių vaizdų, bet pavaikščioti rūko apsuptame miške visai miela buvo. Nu, čia prie pilies, kalnai. Gražu čia. Smiltainio uolos kokios. Vyksta dabar. Išbandau trasos sudėtingumą. Konglomeratas, matai? Konglomeratas, taip. Didelis labai. Bulgarijos miškos užstrigom biškį, o čia kažkokie tokie uolas, uolienos, medžiai apgriuvę ir
kiaušiniai tokie augantis iš uolos. Va, tokie kiaušiniai. Ir tu esi kaip koksai skruzdėliukas tarp jų. Einam toliau ieškoti išėjimo iš uolų. Va, artėjom Balkanų kalnų, tai jau sniego gumuliukai palei kelią muliuojasi. O, žiūrėk, prisėjo mašiną. Toliau, jau temstant, dar reikėjo pavažiuoti iki nakvynės vietos. O tam reikėjo nei daug, nei mažai. Kirsti Balkanų kalnus. Dar žinomus Staros Planinos vardu. Tai svarbiausias kalnų masyvas šiuose kraštuose, skiriantis žiemiškas Šiaurės Europos lygumas nuo mūsų pietuose laukiančių subtropikų. Važiuojam Balkanuose. 0,5 laipsnio šalčio. Kelias baisus, ką tik sumėtę pasatą. Neturim jokio smėlio. Kolegos, ar jums baisu? Rūpinsim barankas. Pajojaju. Nu, važiuojam per Bulgariją jau. Ir vėl sniegas. Kalnus. Ne nulis dar. Ne minusas. Ir čia visai sustosim kažkoks. Čia trečias jungi. Pirma tai. Jau kasasi, ne? Jep. Va. Viską, ko bijojom labiausiai. Nieko mes nebijojom, tai kad jis sustojo. Žodžiu, keliaujam. Ispanai mus lenkia vis. Ispanai, jo, čia vietiniai visi tie ispanai. Ką jūs sakėt? O, dar filmuoja. Kušė. Gera važiuoti mums. Balta. Balta kaip dairais. Štai ir kelias mums. Visgi šiaip ne taip nučiuožėm nuo Balkanų kalnų tiesiai į Bulgarijos sostinę Sofiją. Tiesa, tuo mūsų nuotykiai šiandien dar nesibaigė. Vos sustojus miesto centre, vos nepraradom Armando vietinėms merginoms. O po to nuotykius vainikavo apsipirkimas Maksimoje ir nuostabaus bulgariško butuko apžiūrėjimas. Atvažiavau į Bulgariją. Tikros namos bulgariškos, gal čigoniškos. Ateinam. Chata kaip chata, daugiabučio. Virtuvytė. Didelis miegamas. Dar lovytė. Ir čia tiningiukai, šviesytės. Muzikytė groja su teliku didelį bobytę. Ir turim šviesytės. Oi, va, šviesytės, party hard. O, geriausia. Bulgarų TV. O, bulgarskas. Bulgarki tvoj pjausma. Tradiciniai bulgariški patiekalai. Dieve Marija, klijonkė. Ai, klijo. Mes kai tikėjom, sakė, negalima su batais ant karpio. Mums lygiai tos patys. Net išsigando. Ir iš karto sakė, kad... Čia mes gyvenam, įeini į liftą. O čia reikia tas duris uždaryti? Jo, stipriau trenkt. Dieve. Trenkt. O, Tada groteles. Brūkšt ir nulinis aukštas, nematau, kuris šitas. tai šitas. Nuveikia? Reikia. Servirna baza, serviz. Veikia? Supratau. Aš vakar įlipau. Nu, va, gyvi.
Šitų. Čia kas gyvena, tai jiems nepavydžiu. Iš ryto, kaip jau priimta šioje kelionėje, išėjome apžiūrėti miesto, į kurį atvykome vakare jau sutemus. Oi, nu ir pataikiau vietą pafilmuoti. Žiūrėkime, mašinai iš karto lipa. Daro duris ir op. Bėga visi. Sofija senas miestas. Jau Romos imperijos laikais prieš 2000 metų buvo žinomas Serdikos vardu. Vaikščiodami matėme ir romėnų miesto griuvėsių, ir vėlesnių jau viduramžių stačiatikių bažnytėlių. Sofijos mieste prie gyvenamųjų namų ir bažnyčių yra Romos imperijos griaučiai. Čia vartai į miestą buvo ir labai daug tokių artefaktų pilna. Tiesiog miestas pastatytas ant miesto. Pačioj muziejus viršai jau gyvena visokie popai ir ne tik. Nusileidom po tą pačią aikštę, pasirodo čia einam laiku, čia romėnų kažkokie griuvėsiai. Įdomiai padaryta, požeminė perėja vadinasi. Dabar reikia rasti išėjimą. Gražios visai šitos vietos, kaip požeminė perėja neblogai. Aš nežinau, čia galima taip vaikščiot, bet, užfiksuota. 2000 metų senumo. Ir vaikšto. Šiaip gal ir galima, nes ten praėjimas yra net. Einam grindinį, turbūt ramynį. Oho. Čia negarantuosiu. Juk rytų Romos arba Bizantijos imperija ir buvo stačiatikių bažnyčios centru. O 6 amžiuje čia apsigyvenus slavams, tokie vienuoliai kaip Kirilas pritaikė graikų raštą slavų kalboms. Šis bulgarų raštas vėliau, apsikrikštijus Kijevo Rusiai, buvo perimtas ir rytų slavų. Čia vyksta balis dabar kažkoks tai vietinis. Ten eilutė vas sustojus. Čia va Hebra parkuotis nemoka. Tai apie Bulgarijos istoriją aš čia pafilmuosiu viškį. Pasakok. Bulgarikės labai geras. Sovietų laikais, bet dabar jau nebe. Ir mes čia. Baigėsi. Kinai pradėjo geriau. Argi. Mes čia labai gerai atėjom prie kažkokių tai popų suvažiavimo. Vos neatsitrenkiau į Vilmantą. Būtų avarija. Mačiau iškritęs mano ragelis valdiškas. Aišku, matėme ir vėlesnio musulmonų turkų palikimo. Tačiau labiausiai Sofija išaugo jai patapus naujos Bulgarų valstybės sostinė 1879 metais. Žinoma, po Antro pasaulinio karo Bulgarija buvo išgelbėta Raudonosios armijos, tad matėme daug ir komunistinio palikimo. Eina pafilmuosim tos. Norėjau pafilmuoti Vilmantą pasakojant, jo jis ten fotkina jūs. Negalime Vilmantą. Čia
Parlamentas sakė, rūmai ale. Čia man taip. O, pametė fokusą kažkodėl tai. O, jau dirba žmonės. Jau skambinės, skambinėsi kažką tai? Atvažiavom į Bulgariją, bulgarkių užsipirk, bet jau nebegamina bulgarkių gerų. Tai sustojom į Sofijos miestą. Ten ta moterų, Sofija, žiūri mus. Sofija tipo išmintingoji mūsų deivė, ar kaip čia pavadinus. Nu, bet nepasakyčiau, kad labai išmintingas tas miestas. Ir pati Bulgarija, va prie Seimo esam. Tai čia dar kol kas gražu. Toliau tai toks nelabai, jau Vilnius geriau. Nu, bet aplankyti verta Sofiją. Jau reikia sakyti. Kaip tau ta Sofija? Gerai, normaliai. Sovietinis miestas ar tiek? Sovietinis? Nu čia Stalinskas. Kaip sovietinis, tai gražu. Kai... Palaukit, dar neikit, pasakykit, kaip jums tas miestas. Jau. Nu toksai, nu kaip Sofija. Mergų daug, va, Sofijų daug. Nežinau, koks čia miestas, kai ant miesto bokštų varpos kaba. Kabo. Tai... Miela Sofija. Sofija susitinki. Aš čia filmuoju, tarsi nebūčiau matęs šitų sovietinių daugiabučių. Čia ir naujų yra. Taigi gali pro Fabus pravažiuoti. Na. Arba pro šitą. Tokių Učeniką visi pamatė, už tai taip rikiuojasi. Učenik važiuoja, va. Tiktoku dar. Tiktokinis Učenikas. O, čia tai tikrai Fabai. Gerai įsivažiuoja tas Učenikas. Gerai, dabar jau suks kažkur. Čia mes tai, kadangi su šitą vajariu važiuojam, tai patys mašiną valomės, o ten tai, o jiems... Jo. Žiūrėk, kaip baronai važiuoja su visais pavalymais langų. Kokia duobė tenai buvo? Va, išvažiuojam į Sofijos ir važiuojam jau link Rodopų kalnų, paskutinė jau čia link Graikijos. Aš kai pasiemu filmuoti, būtinai turi vaizdas dingtas, nes buvo labai gražu, aišku, bet ką padarysi. Bet taip pat dar atkreipsiu dėmesį visų į langų švarai. Švarūs langai. Langų švarą atkreipsiu dėmesį. Nes nusivalė. O, dabar atsivers vaizdų. Kalnai jau viršūnės nesimato, bet šis snieguotas. Sniegelis miškelis. Pažiūrim, koks čia nekilnojamas turtas Bulgarijoje. Dabar mašiną vidai kelio. Normaliai paaiškiai prisiparkavęs. Kas čia vyksta? Čia tai atsargiai bum bus. Čia važiuok, skubi. Savo TDI 3 litrai. Nu, žiūrėk, kai saulė šviečia, tai ir Bulgarija gražiau atrodo. Nu, taip, jo, pritaikytas, palytės visus sauliai. Taip sulupė viskas nuriūvė. Nu, va, kaip čia Eimantas veža mane. Į kalnus. Kaip čia jį leidžiamas. Čia vasarą, tai jo, miksas, tai 40 metų, žodžiu,
kitas važiuoja lėtai. Štai 20 minučių. Kelio darbai šį prašymą. Kažkai čia darbų nemačiau. Kelio darbai čia visą tokie įdomus. O ženklas yra karvyčių. Dabar tai nebuvo perspėjimo. Tai čia visam galioja, visam laikui tas ženklas. Karvytės moka keliaitį. Nu va, atvažiavom į labai čia kažkokį gerą vienuolyną. Pasistatėm, aišku, nemokamai, čia kažkokiai tai zonai. Kalnai labai gražus. Nu kur čia atėjom, Vilmant? Su kepurytė geltona. Rilos vienuolynas. Bulgarijos, viduramžių Bulgarijos čia architektūros ir kultūros paminklas. Ok. Didelis visai. Nu tai kokius faktus pasakykite apie tai, aš pasakysiu. Atvažiavom į Rilos vienuolyną. Bulgarų liaudės meistrų pasididžiavimas. Labai primena Trakų pilies vidų. Čia viena tokia lankytiniausių bulgarų lankytina vieta. Ten buvo parašyta su šuniukais negalima. Gal dėl to, kad čia ir kačiukų. Ir šuniukais negalima vaikščioti. Oi, katytė. Oi, katytė. Tikrai gražiai atrodo. Nu, labai jau. Кога ќе се вратам, Митро, скъпо ќе ти платам. Снощи се дете родило. Ai, čia tik tiek? Tik tai din ir din? Labai šviečia šiandien saulė. Net nepratęs aš. Nu, reikia sakinukus dėtis tikrai. Labai blogai. Suskemina Vilmantas. Apgau iš 5. Tas, kas kortelių nepasiėmė, nevalgys. Nėra ko A, jo, tas, kas kortelių neturi. Nu kaip čia, prie vienuolyno valgom vienuolių bandelės kažkokios tai. Be dabavkos. Vienuolių maistas. Be dabavkos. Čia va kepa va. Kepa. O čia va vienuolynas. Imkit bandelių vienuolių va. Oho. Bet 6 prašiau, tik 5 davė, nes dar nespėjo kepti. Šildosi hebra sušalę biškį ant vėjo. Visas vaizdas labai gražus. Aš norėjau pažiūrėti, matyti ne miško, o
Sustojom tarp kanjonų, gražių kalnų, su savo mašinom, kas palakstyt į gamtą, kas dar kur. Ir štai vat eina upė ir ten toks kriokliukas, o toks šventas vandenėlis teka, nes įvažiuojant iš vienuolyno galima gerti. Bėga vanduo iš vienuolyno, gal ten vienuolyno kanalizacija įbėga čia, bet šventas vanduo. Ir visi pasiruošę jau pasišventinę važiuoti toliau link Graikijos. Oi, kaip aukštai elektra eina. Baisu? Taip. Bijau. Že toli nenuėjo. Nieko, Bulgarijai sutaisys tavo pigiai. Pigiau negu Graikijoje. Kelias baigėsi. Aš irgi radarą pafilmuosiu. Jis mūsų nefilmuos, jeigu nepraversi. Nu jau leidžiamės žemyn. Jau link viduržemio jūros, kaip sakoma. Papildomis efektais. Sniego nebėra, čia taip iškai kažkas rūksta. Tai pervažiavę Rodopų kalnus atvykome į istorinį Makedonijos regioną. 20 amžiaus pradžioje visai nusilpus Osmanų imperijai, naujai atsikūrusios serbų, bulgarų ir graikų valstybės išsidalino Makedoniją tarpusavyje. Buvusioje serbiškoje dalyje dabar įsikūrusi nepriklausoma Šiaurės Makedonijos valstybė, į kurią nevažiavome. Užtat pravažiavome pro bulgarišką Makedonijos dalį, iš kur kilusi Baba Vanga. Važiavome link graikiškos Makedonijos, kurios sostinė yra Salonikai. Mūsų šios dienos tikslas. Važiuojame į Strumos upės kanjoną, kuris čia mus atves dabar šitų tarpeklių iki jau viduržemio jūros klimato. Paskutinį kartą užsipylę pigių degalų, galiausiai grįžome į Šengeną ir Euro zoną. Ačiū tie malonėliai, kur aš mačiau, jau Graikijai pasirodo. Nu, ispaniška muzika, bet vis tiek atvažiavom į Graikiją, tropikai. Šitos laikas. Į Salonikus, antrą pagal dydį Graikijos miestą, atvykome jau sutemus. Šį kartą įsikūrėme viešbutyje, kuris prižadėjo lengvą prisiparkavimą, bet teko pakovoti dėl vietos radimo. O jau Graikijai namai, normaliam viešbutyje gyvenam, atėjus va. Žmonės ilsisi, lovytės dikčiukai, na ir dabar geriausia vieta – balkoniukas. O visas miestas kaip ant nedelno. O ir vėl bažnyčia, vis mėgstamės prie visokių soborų ir bažnyčių gyventi, pamojuoti kaimynam. Na, šį kartą gyvensim kukliau.
Jau gerokai kukliau. Kukliau viešbutį, bet užtat išeini į lauką ir va kaip čia ūžia viskas. Ohoho. Salonikai. Tada išėjome pasivaikščioti po vakarinį miestą. Transportas vyksta čia Salonikuose. Tuktukai važinėja. Sakė, čia valandų, pusė 8. Kas antras ant avarinio čia. Vaitumšais. Davai, įdėk. Salonikai – svarbus uostamiestis Egėjo jūros šiaurinėje pakrantėje. Miestas pavadintas Salonikės, Aleksandro didžiojo sesės garbei. Tad jau nuo tų antikinių laikų tai buvo labai svarbus miestas. Bizantijos laikais Salonikai buvo antras pagal svarbumą graikų kultūros miestas, po sostinės Konstantinopolio. Tad bevaikščiodami matėme nuo tų laikų išlikusių apie 1500 metų skaičiuojančių cerkvių ir kitokių kultūros bei gynybinių objektų. O svarbiausia, tai juk mes jau esame prie Viduržemio jūros ir gavome gerai prisivalgyti graikiško maisto. Nueimantas susisakė cukinijos traškučių. Kaip gali būti apetaizeris desertas? Skanu. Pas mane tai čia slojkė dar nepradarytas, va. Kaip gerai iškepta. Šitogi baklažano salotos. Čia kas sūris? Aha. Ožkos sūris. Ožkos sūris, o ten kebabo. Ten sūris viduje darytas. Su medum. Kaip ten tie kibinai sūrių? Reikia nekelnių, bet čia nieko tokio. Nu čia kebabų kampas matau. Aš tai nieko nesitikėjau, bet gavau geriau. O Eimantas pusę kiaulės gavo kulkšnelę. Čia pasirodo, jie kulkšnelėm valgo kiaulės. O štai čia ėriukas su baklažanu. Labai liejasi vaizdas. Nuvagavom dar desertų čia tipo nemokamai. Kaip gerai valgom čia Graikijoje. Visi sotus laimingi, jau nieko valgyti nenori. Eimantas įskaičiuoja čia pinigus. Aš žiūriu, kiek kainavo mano kepsnys. Ai, radau, gal. Pagrindinė aikštė, sakė Vilmantas Aristoteliu. Eismo tai daug šitą miestą, net ir vakare. Taip, persisukti. Aha. Važiavom ir atvažiavom į Egėjo jūrą. Ir štai mes Graikijoje. Miestelis, kurio pavadinimo neatsimenu, bet jis antras pagal dydį. Oi, čia visi selfina, viską. Pasakyk man, koks miestelis šitas? Šitas Tesalonikai. Va, Tesalonikos miestelį esam. Visi laimingi, nes pavalgė kebabų. Aišku, jūros nesimato, bet ryte pasimatys Egėjo jūra. Čia skendo Gėjas ir sakė, Egėjau, nenuskesk. O, jau milicija. Viskas, jau pagavo. O Egėjo jūra kokios jūros dalis? Viduržemio. Teisingai. Va, visi kaip fotografuoja pagrindinę Salonikų įžymybę. Taip, reikia turėti bent vieną nuotrauką Bent vieną. iš žavaus miesto. Taip. Turėsim po 1 kilogramą plus, po 1 nuotrauką. Čia kaip ėjom. Gerai, Taip. sustojęs tenai. Va čia ta bokštas. Vis dar esame Salonikį mieste. Jisai toks nemažas. Čia gyvena Aristotelis. Ir štai va čia pilis bokštas, kuris randasi prie pat jūros. Ten jau kažkur va ten toli jūra yra.
Čia gyveno Aristotelis, labai daug mąstė ir jam labai buvo faina mąstyti. Oi, čia va, čia veiksmas vyksta, kaip turi būti. Ir jo aukštis reikia čia sakyti. Neaiškus. Atvažiuoju į šiltus kraštus, apelsinai auga gatvėje, va tiesiog va. Aišku, nebūtum tas, kaip sakant, iš šaltųjų kraštų ir nenusiskinęs, va. Net fotkina žmonės, kaip auga apelsinai gatvėje. Gal kokį dar vieną nusiskint. Vilmantas va. Ką išdarinėja. Kur Vilmantas rado? O kairėgi čia va yra. Va čia va yra, kam tu šauki? Eik, sakai, kvepės mašina. O gerai kvepia, jau čia aš. Aš galiu dabar iš karto valgyti. Na, įmat ir džiaugiasi palmės matydamas. Va. O apelsinus? Tavo nelabai gražus, bet visai nieko. Kvepia bent jau skaniai. Tai va čia kiek jaunimo čia aikštėj centriniai. O, tik scrollina visi. Nu, eglutė jau viskas. Nu, čia taip jau. Dabar eisim ten. O ne, baigia dainu. Nu, viešbutukė čia kaip sustoja Salonikuose, ne? Ir čia išeini ir jau matosi, kad rytas. O, kokios mašinos važinėja. Mandarinus veža į turgų. Šeštadienis visgi. Kaip tie graikiški pusčiai? Gerai, bandelė skani labai. Bandelės surprizas labai skanu. Bandelės surprizas. O kaip kaimyninis stalas? Visko prisėmiau, nieko nežinau. Svarbu alyvuogių yra. Sočiai papusryčiavę patraukėme toliau per Makedonijos lygumas, kuriuose augo pasaulį pakeitęs karvedys Aleksandras, link didingojo Olimpo kalno, kurio viršuje, pasak graikų legendas, gyveno jų dievai. Nu ką, matosi priekyje Olimpo kalnas ir ten snieguota viršūnė, važiuojam per Graikiją. Kadangi žiemą Olimpas įveikiamas tik profesionaliems alpinistams, mes pasitenkinome vaizdais į snieguotas viršūnės iš seno tradicinio makedonietiško kaimelio. Va, ten ant Olimpo sniegas, o čia va, nesniegas, žalia. Čia va, Egėjo jūra, rami šiandieną, čia toks va kaimelis, Palemono, koks ten Pantalemono. Čia va, žemuogių auga, dar nežydi, bet panašu, kad jau čia pavasaris. Aš dabar galvoju, kad jeigu ten palėjo, tai ten gal tiesiog senasis. Jo, apačioj tai yra tas Nova. Pantelemonas yra apačioj. Atvažiavom miestelį kalnuose aukštai į senąjį Pantelemoną. Ir štai va prakartėlė ir Jėzus gimė, tai vat saugotoja saugo dabar va, 3 karaliai ir šuniukas miega. Labai gera prakartėlė. Baigėsi šventės, visi pailsėję. Po seną miestelį vaikšto. Pantelemoną. Čia vadinasi Palajos Panteleimonas.
Darygi, neužrakinta. Pakelta prie pačių. Neužrakinta. Va, kur čia Vytautai vaikštam? Kaime, va. Kaime. Nikodėl. Kur galima apsistot? O, tai čia reikia istorinį. Mandas. Lipa į kalną. Čia. Na, žiūrint, koks burgeris, jeigu labai geroje vietoje prisit. Kainas kaip Vilniuje. A ne? Bet čia kaip toli, va, tai į kalną reikia vežti viską. Čia vietoj gamina. O, čia su vaizduvai valgint galima. Audijaus projektą reikia pratęsti, prisiminiau dabar. Koks projektas? Ai. Ar Mandas, man atrodo, perėmė tą projektą, ar ne? Ne. Klaudijaus projektą. Jo, jisai... Jis fotkindavo tus, kurie fotkindavo. Klausosi muzikytė šuniukas. Labai aukštai ant kalnų kavinė. Jau ten matosi Olimpo kalnas. Dievai ten gyvena. Sniego viršūnė, dabar ten šalta. Sniego pilna visko. O to ateis kvies valgyti. Bet ne, mes nenorim valgyti, mes norim į kalną. Olimpo kalną. Dokumentikai? Sėdėma čia kavinukė. Eimantas čia nusipirko kavos, net nežinau kokios. Čia sardiklis, nesuprantu, ką aš čia darau. Ką čia barstai? Druska. Druska? Druska. Čia mano cheesecake'as tai va. Va, kaip visi kerta kemša. Makaronų pyragas, kažkoks obuolių. Ir va čia su Olimpo kalnų vaizdas. O. Čia druska. Gražu. Ir ten jūra matosi. Olio vežimukas rieda gerai. Žiūrėjau, baigėsi kelias. Vienas. Eimantas suka. Dabar į dešinę kažką. Ne, bet aš dar vis neatsistebiu, kad žalios spalvos tik daug. A, daugoka čia. Tai jau tikrai patvirtinome, kad Balkanai yra kalnuotas kraštas. Ką šitas krūmus? Po kelių rimtų kalnų kirtimų Bulgarijoje mašinas toliau testavome Makedonijos regione. Gervukis. Čia biškį sharp left. Susisukom gerai. Va, per kokius kalnus važiuosim, kokie kanjonai. Už to tarpeklio ir kalnagūbrio mūsų laukia jau kitas Graikijos regionas – Tesalija. Bet tai jau kitoje serijoje.